Sportomeistras panevėžietis Edvardas Ramonas. Pirmatskrininkis Romas Perevičius Kaunas. Sportomeistras Vilnietis Vytautas Kavaliauskas. Daugiau kaip 50 sportininkų startavo Ąžuolyne tarybinės armijos dienai skirtame motokrose. Numeris 16 Ramonas. Pirmatskrininkis Perevičius, numeris 1 lyderių grupėje, tai staigmena. Su Respublikos motociklininkais kovoja Baltarusijos bei Kaliningrado atstovai. Distancijos ilgis 45 km, 3 važiavimai po 8 ratus. Lyderiai tie patys. Pirmauja Ramonas, jaunas sportininkas, neseniai tapęs meistru. Visą laiką jausti už nugaros alsavimą tokio prityrusio vairuotojo kaip Kavaliauskas, net toks jo malonumas. Paskutiniuose ratuose Ramonui pavyko atsiplėšti nuo persekėtojų. Jis tapo nugalėtoju. Startuoja sunkiai motociklai su priekalomis. Čia sėkmė nemaža dalimi priklauso ir nuo priekabos vairuotojo. Ypač kai distancijoje gausu posūkių, staigių pakilimų. Jei ištiko nesėkmė, padėti nevalia. Ne. Tokios taisyklės. Juk kliūtys ir yra tam, kad jos patikrintų motociklininko meistriškumą, valią, jėgą. Šioje mašinų klasėje laimė lydėjo mūsų svečius. Pirmoji vieta atiteko Baltarusijos sportininkams.